Sveikiname su jumis maisto laboratorijoje, laidoje Būti sveikesniam. Edita, nuo ko pradėti, kad maistas ir valgymas ne tik teiktų malonumą, bet ir netrikdytų sveikatos? Kristina, pradėti reikia ne nuo maisto, o nuo laiko. Tai yra žinoti, kada mes valgom pusryčius, pietus, vakarienę. Aha, dienotvarkę susiplanavome. Ar galime apibrėžti, ką turėtume suvalgyti pirmoje dienos pusėje, o ką antroje? Tai per pusryčius mes turėtumėm gauti maistinių medžiagų, tų, kurios visai dienai mums suteiks energijos, bet bus kartu ir kaip statybinės medžiagos. Pavyzdžiai pusryčių yra štai čia išdėlioti. Aš norėčiau, Kristina, jūsų paklausti, kaip jums atrodo, kurie šie mėgiami pusryčiai netiktų? Aš nuo stalo patraukčiau saldintus sausus pusryčius, patraukčiau saldų sūrelį ir patraukčiau duoną su šokoladiniu kremu. Pasirinkimas labai teisingas. Iš tiesų, jūs patraukite produktus, kurie yra turtingi pridėtiniu cukrumi. Edita, įvertinkite mano pusryčių pasirinkimus. Košė su keptu varškės sūriu ir avokadu arba košė su bananu, riešutų sviestu ir uogomis, sūru ir saldu. Kaip? Kristina, puikus pasirinkimas. Iš tiesų, abu dubenėliai yra turtingi maistinėmis medžiagomis ir puikiai tiks pradėti dieną. Ką reikėtų rinktis pietums? Pietus galėtų būti pagrindinis mūsų dienos valgymas, teikiantis pagrindinę energiją ir reikalingasias maistinės medžiagas. Per pietus galėtume skanauti mėsą su daržovėmis, tiktų ir garnyro pridėti, pavyzdžiui, kruopų, tiktų žuvis, taip pat su daržovėmis. Tačiau būtų neblogai porą kartų savaitėje skanauti vien tik daržovių patiekalą. Sotų, paskanintą sūrių arba viso grūdo makaronus. O vakarienės gal, kaip rekomenduoja kai kurias dietos, galėtume atsisakyti? Nieko atsisakyti nereikia. Iš tiesų, jeigu suvalgėm sočius pietus, vakarienė galėtų būti lengvesnė. Puikiausiai tiktų sriuba, tiktų kiaušinių patiekalas arba, pavyzdžiui, salotos. Tačiau galima sukeisti vakarienės maistą su pietų maistu. Čia kažkokia sumaištis? Jokios sumaišties nėra. Svarbu mums rinktis maistą, kuris yra maistingas, kuo įvairesnis ir naudingas mūsų sveikatai. Kviečiu skanauti ir mėgautis. Juk gera būti sveikesniam. Parengtas sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.